Gimėte ir augote Kaune. Ką jums gyvenime reiškia Kauno miestas? Kaip praleidus visą gyvenimą Kaune, tai manau, kad daug reiškia tikrai ir smagu čia gyventi ir pats užaugau ir dabar mano vaikai auga, taip kad tikrai kol kas niekur nesiruošiu išvykti ir mane viskas tenkina čia, kaip sakant. O dabar šiek tiek sugrįžkim į jaunystės laikus. Koks buvote mokyklos laikais, galbūt mušeika? Ne, nebuvo aš mušeika, buvau normalus vaikas, ta prasme. Negaliu sakyti, kad buvau geras mokinys labai, bet vidutiniškas toksai, po to prasidėjo krepšinis, jau rečiau teko mokykloje lankytis, bet stengdomės atsiskaityti, kaip ir visi, kad, kaip sakant, viskas būtų gerai. Manau, kad buvau geras vaikas mokykloje. Turėjote ne vieną galimybę išvykti svetur ir žaisti už kitas komandas. Kodėl to nepadarėte ir pasilikote Žalgiryje? Nežinau, gal toks būdas sėslesnis mano truputėlį yra, nes patinka man pastovumas ir turbūt dėl tos savybės ir likau Kaune. Be abejo, Žalgiris geras klubas, žaidžia Eurolygoje, viskas tenkina mane. O ar įsivaizduojate save Žalgiryje po 10 metų, galbūt jau trenerio amplua? Sunku dar taip toli žiūrėti, iš tikrųjų dar noriu žaisti ir dar tikiuosi, kad ne vienus ir ne 2 metus galėsiu žaisti, o kol kas trenerių savęs neįsivaizduoju. O kaip vertinate šio sezono komandos sudėtį? Kol kas, prieš sezoną, kaip pasakyti, dar nežinau oficialių varžybų, tai vertinu gerai, nes tikrai padirbėta, manau, kad labai gerai. Sustiprėjom tiek lietuviais, tiek užsienio žaidėjais, kurie, manau, tikrai yra aukšto lygio ir tikrai yra geras kolektyvas, dabar reikia tik tai susiklijuoti, tapti tikra komanda, ne tik ant popieriaus, bet ir rūbinėje aikšteliai. Ir manau, kad viskas bus gerai. O ar matėme žiniasklaidoje, tiesiog pakalbėkime šiek tiek apie Lietuvos rinktinę. Kai grįžinėjot namo į Lietuvą, žiniasklaidoje buvo video su Kauno miesto meru, kur kvietėte į Rotušės ir Galis. Ar galėsime išvysti dar daugiau tokių video? Ir kaip jau kilo idėja nufilmuoti tą kvietimą? Skridom tuo pačiu lėktuvu iš čempionato ir meras prie jo sako, turiu tokią mintį, kodėlgi nepakvietus visų kauniečių, kaip tik sako, sekančią dieną atvykti į Rotušę ir pagerbti krepšininkų. Taip kad nufilmavom tą linksmą filmuką ir manau, kad tikrai pavyko tą idėją. O ar turėjot šiek tiek laiko poilsio ar pailsėti? Keletą dienų turėjom, bet kai grįžti 3 savaitės nebuvęs namie, ta prasme susikaupė visokių tokių būtinių dalykų, bet svarbiausia galva pailsėjo nuo krepšinio, o fiziškai, kaip sakant, tiek daug ir nespėjom pailsėti. Jeigu kai turite laisvo laiko, kur jūs Kaune, pavyzdžiui, lankotės? Ar turit kažkokią mėgiamą vietą, kur būtinai apsilankysit? Ne, taip kad būtinai kažkokią ten vieną vietą neturim. Nežinau, su vaikais į kiną nueinam kokį, ar taip kažkur praleist laiką, pasivaiščioti Nemuno salą vasarą, galbūt paspardyti kamuolį. To per daug laisvo laiko nėra, taip kad kažko labai ypatingo ir nespėjom nuveikti. O su kuriais komandos draugais geriausiai sutarėte? Tai kad su visais, žinokit, sutarėm. Nėra pas mus taip pasiskirstę, kad ten su kažko tai sutarėm, su kažko nesutarėm. Vieninga komanda ir nekyla problemų. Kaip vertinate Manto Kalniečio sugrįžimą? Labai gerai vertinu. Tikrai manau, kad Mantas duos mums daug energijos, daug patirties, kaip sakant, vis tiek yra patyręs žaidėjas, metus nežaidęs ir pats norės, kaip sakant, iš naujo pajust tą žaidimo skonį ir manau, kad tikrai bus labai rimtas, kaip pasakyti, paspirtis į priekį. Esame Žalgirio arenoje, tūkstančiais ir gali ateina jūs palaikyti. Gal turite kažkokią tai mėgstamiausią savo skanduotę? Na, žinokit, tokios kaip mėgstamiausias neturiu, bet paprasčiausiai visą laiką smagu žaisti prie pilnos arenos ir kai sirgaliai tikrai yra įsiaudrinę ir kai griausmingai mus palaiko, tai tada nesigirdi kažkokia atskira skanduotė, bet girdisi, kad tikrai arena yra gyva ir kad visi serga už Žalgirį. Ko palinkėtumėt kauniečiams ir Kauno miestui? Kauno miestui norėčiau palinkėti, kad ir toliau tokiais
dideliais tempais eitų į priekį ir tikrai gražėtų kaip miestas, nes ir tos pačios gatvės gražėja ir visa aplinka gražėja, ta prasme. Manau, kad Kauno laukia šviesi ateitis, o kauniečiams truputėlį kantrybės ir būti linksmesniem, kaip sakant, mylėti savo miestą ir gyventi visą laiką Kaune. Ar galėtumėt save įvardinti kaip Kauno patriotą? Be abejo, aš jau esu ir įvardinęs, tikrai esu Kauno patriotas ir manau, taip ir bus toliau. O ar ketinate užsiauginti ūsus vėl? Nežinau, čia buvo toks eksperimentas. Jeigu asmeniškai man visai patiko, tai galbūt dar kažkada ir dar pabandysiu. Dar galėsime pamatyti Fulvijų Jankūną.